Turėjai daugiau nei 80 milijonų peržiūrų, daugiau nei 10 000 komentarų ir visą tai nerodant savo veido. Kaip tau tai pavyko? Daug kas veikia. Bet tas radimas, kas veikia, irgi trunka laiko iš tikrųjų. Esu bandžius aš ir pati filmuotis. Ir aš tiesiog nesijaučiau, kad čia mano, ta prasme. Aš nelabai moku kalbėti į kamerą, man čia iš tikrųjų visiška naujiena. Ir nesijaučiau patogiai ir aš manau, žmonės automatiškai jaučia, kad tu nesijauti patogiai. Visą laiką, manau, vienas iš svarbiausių dalykų yra klausyti, ką žmonės tau sako. Nesusikaupti ant to, ką tu nori daryti, bet matyti ir klausyti, ką kiti tau patarė. Ir aš labai visą laiką klausiau savo komentarų, savo žinučių Instagrame ir mažų detalių, kurias supratau, kad aš galiu paversti kažką kitą ir didesnį. Vienas iš tų dalykų tai buvo, kuo toliau, tuo dažniau žmonės vis paminėdavo, kokia rami energija, koks tavo balsas raminantis, kokia ta muzika čia rami, oi kaip čia gera, atsidusdavo. Ir aš taip dažnai pradėjau girdėti tai. Ir aš galvoju, kaip būtent tą momentą kažkaip pagauti, galbūt nufilmuoti, kaip jį pasidalinti, nedarant kažkokios labai didelios, nenatūralios produkcijos, nes atims nuo to iš tikrųjų. Ir man taip kažkaip įdomiai suskambėjo, galvoju, gal reikia daugiau tokių daryti. Ir va čia buvo tas startas to sekančio etapo TikToko, nes aš įdėjau į TikToką, ten gal minutės ilgumo video ir vienas gavo 12 milijonų peržiūrų, kitas gavo 13 milijoną peržiūrų per nepilną savaitę. Ir aš žiūrėjau ir aš negalėjau patikėti, kas darosi, kad žmonės pajuto ir išgirdo tai, ką aš darau klinikui, bet aš kažkokiu būdu sugebėjau pati su viena ranka filmuojant, su kita dėliojant taškiukus, kalbant ir ten muziką reguliuojant su kita, sukurti kažkokį minutės video, kur žmonėm be galo patinka. Tikrai, dalis yra sėkmė, bet kita dalis yra tas bandymas, pabandai, nepavyksta, pabandai, vėl nepavyksta ir toliau tiesiog bandyti po truputį ir kaip kiti sako, oi, turi tiesiog pastoviai krauti ir kažkas pavyks. Bet jeigu tu krausi tą patį per tą patį, kur tikrai netgi tau pačiai galbūt nepatinka ir tu jautiesi nepatogiai tai darant, gal realiai reikia kažką pakeisti, daryti kažką, kas tikrai yra natūraliau, organiškiau ir gal žmonės kažką iš to paims, išmoks. Tai yra būtent tai, kas įvyko mano TikTok'e. Aš būčiau gyvenime pagalvojus, kad aš kažką tokio sukursiu, tikrai ne.